ir, žodžiu, ieško tą veidų reklamoms ir filmams, būtent tas castingas. Ir mes galėtume paskambinti. Jurgita, jos vardas yra. Jurgita. O su ją kalbės režisierius Saulius. Taip, tai realiai mums reikia 2 merginų ir aš galvoju, kad mums tikti ir šitą. Alio. Sekundę. Labas vakaras. Nu, laba. Ar su panelė Jurgita kalba? Nu, taip, o kas skambina? Jurgita, mes gavome jūsų anketą čia iš Editos castingo skambina, žodžiu, dėl būtent galbūt pasifilmavimo reklamoje arba net ir filmas. Bet... Aha, žinau. Ar tu gali dabar kalbėti? Galiu, o kiek čia laiko užtruks? Na, neilgai. Aš dabar laukiu, matai, režisieriaus, nes aš daugiau tik tai skambinu, bet jisai interviu praeima. Bet jis turėtų greitai ateiti, tai aš tiesiog noriu pasitikslinti. Tu gyveni Trakuose, ar ne? Taip. Trakuose. Rudi plaukai, žydras akis, ūkis toks, svoris toks. Nu, realiai aš sakau, mano akim viskas tvarko ir galbūt tik tom dabar naujam tam produktui, bet viską kontroliuoja režisierius Saulius. Tai sekundę, palauk, kažkas turėjo ateiti. Va, atėjo Sauliau, sveiki. Tai dabar, kaip ir sakėm, šitą Jurgitą kandidatę, tai jūs galite su ją pakalbėti. Čia ta rudukė, ne? Taip, rudukė, tai aš tada netrukdau, duodu telefoną tada mūsų režisieriui Sauliui. Klausyk, o kiek jos yra ūgis? Ūgis matau, kad yra 1,75 m. Matau. Labas vakaras, Jurgita. Labas vakaras. Aš manau, kad jūs 1,75 cm ūgio, taip? Jo. Kas man, žinok, labai tiktų. Ar galėčiau jūs kreiptis tu? Galėtumės. Gerai. Jurgita, kokia yra tavo vaidybinė patirtis? Nu, šiaip jokios neturiu. O šiaip vaidinti moki? Nu, vaidinus esu. O kur tu esi vaidinus? Nu, mokyklai renginiuose, ten per spektaklius visokius. Ne kažką, žodžiu, ne? Jo. Nu, tokios kaip ir patirties neturiu ten, nebent mokykloje kažką. Labai gerai. O sakyk, kaip tavo šiuo metu oda atrodo? Ar jie įdegus? Oda? Nu, nelabai įdegus. Nu, kaip, įdegus jau. Nes... Ne tiek, kiek norėjau, bet tai įdegus po to. Bet žinok, man reiktų skaičios odelės, tai o tavo visas kūnas yra įdegęs? Kaip? Matai kaip, mes galvojame kaip tik ir daryti vasariško nuo saulės kremo reklamą. Ir esmė tokia, kad mums reiktų mergaitės, kuri būtų nelabai įdegusi. Tai ar tai yra kažkas, tai ką mes galėtume užgrimuoti, ar tu labai jau ruda? Nu, kad labai tai nepasakyčiau. Labai gerai. Klausyk, tavo rudi plaukai, ne? Ar jie tokio paties... Pas mane šviesiai rudi, bet pas mane buvo dažyti ir jie man dabar atauginėja. O kokio jie ilgio? Kaip? O kokio jie ilgio? Jie, nu, biški už pečių, tokie pusilgiai, sakyčiau. Taip. Gerai, supratau. Ir, sakyk, čia būtų, tau nieko nėra problemų su maudimuku filmuotis? O čia, ta prasme... Su bikiniu. O čia per kur rodys, ta prasme, per televizorių ar kur? Čia daugiausiai per radiją rodys, bet per televizorių irgi. Per televizorių ne? Rodys ir per televizorių. O tai per radiją, tai čia kaip? Gražiai. O šitą gal galėčiau aš kaip nors iki jūsų atvažiuoti, ta prasme, išsamiau pašnekėt? O to iš Trakų ar Vilniuje dažnai būni? Jo, pas mane seneliai gyvena Šeškinį, nu tai aš ten gan dažnai būnu. Tvarkoji, tai gali, žinok, aš gyvenu Pamėnkalnio gatvėje, tai gali pas mane tiesiog... O klausykit, o kada čia maždaug, kada jūs norit filmuoti? Žinok, jau manome, kad kitą pirmadienį mes tave supažindintumėm su scenariju ir filmuoja. Kitą pirmadienį aš kaip tik išvažiuoju į Pajūrį. O tau svarbiau Pajūris ar svarbiau nusifilmuoti tikrai geroje reklamoje? Nu, bet, žinokit, aš jau susiplanavus, apsna man ir nelabai gražu atsisakyti. Bet, žinok, čia bus ne bet koks projektas, tai bus ZIP projektas.
O kaip nors gal... Čia bus kremo, čia bus tiesiog, matai, kaip čia bus kremai ZIP, kurie yra iš tiesų didelis užsienio konglomeratas. Ir jeigu tu praleisi šią progą, tiesiog aš nemanau, kad tu antrą kartą tokią turėsi. Nu, aišku. Jau rašo tavo SMS, žinok, apie šią reklamą. Nu, aišku. Tu gali pasakyti, aš myliu ZIP, tik tai tam, kad aš įsirašyčiau tavo balsą ir aš tada toliau ieškosiu kitų. VIP? Z pirma. Z. Ir tu turi pasakyti I love ZIP. ZIP. I love ZIP. Aha, nu galiu. Palauk tada. Mariau. Taip, Sauliau, režisieriau. Mariau, įrašyk šitą balsą, gerai? Gerai, aš pasiruošęs, tai po mano starto tada pasakyk, kad jau galima būtų. O jūs kelnytės pasitaisykite. Gerai, tai režisieriau Sauliau mes jau rašome. Jau sakyt? Jau sakyk, Regina. I love ZIP. O galėtum kaip nors, nes dabar pasakėlik, dabar tu pasakėlik, eitum brokų ravėti, o pasakyk taip, kad būtų gražus, reklaminė graži frazė. I love ZIP. Ne, turi būti toksai, žinai, žaismingas. I love ZIP. I love ZIP. Ne, ZIP. I love ZIP. Režisieriau Sauliau. O dabar galėtum pasakyti I love ZIP FM. Pasakyk tokį, bet I love ZIP FM. Labai gerai. O tai prie ko čia ZIP IP FM? ZIP FM. Nu, nes čia ZIP FM. Kas? Kas, o paradystai, kas, ateini čiana. Labas vakaras, Jonas Nainys, Justinas Jankevičius, radistai. Busted a little bit. Tavo draugas. Jurgita užregistravo. Jurgita, tu girdi? Girdžiu. Tau viskas gerai? Nei. Viskas gerai? Ar viskas gerai? Ar viskas gerai? Ar tau viskas gerai? Jurgita, ar tau viskas gerai? Ar tu dar stovi? Aš sėdėjau. Nu, va, prašom. Tai ir sėdžiu. Tai ir sėdėk. Good. Gero tau vakaro. Iki. O kas tai užsakė? Tau užsakė tavo meilužis Mindaugas. Viso gero. Iki. Va, režisieriau Sauliau, aš tiesiog nebegalėjau. Tiesiog noriu. Gytautas. Yeah. Come on.